Japonų režisieriaus Ryusuke Hamaguchi filmas Drive My Car turi neišverčiamą pavadinimą. Ir man atrodo, kad šio filmo atstovai Lietuvoje labai tikslingai pasirinko jo neišversti, nes būtent tas angliškoje frazėje slypintis lepimas, tuo pačiu tam tikro veiksmo apibūdinimas yra labai tikslus. Ir režisierius neslėpia, kad mašina kaip erdvė ir buvo vienas iš tokių esminių elementų, dėl to, kad mašina yra ypatinga tuo, kad kontaktas tarp joje važiuojančių žmonių užsimezga labai intimus, tačiau tas ryšys susikuria nežiūrint į akis. Šis filmas tapo ne tik vienu tokių kritikų labiausiai vertintų Kanų kino festivalio filmų prieš keletą metų, bet tuo pačiu jisai pelnė net ir rekordinį japoniškam filmui nominacijų skaičių, pelnė net keturias nominacijas ir buvo apdovanotas kaip geriausias užsienio filmas ir tuo pačiu įrašė Ryusuke Hamaguchi turbūt į tokių ir svarbiausių Japonijos kino režisierių lygą. Jis yra lyginamas su tarsi naujuoju Kurosawa. Šis filmas pasakoja apie po žmonos netekties sielvartaujantį teatro aktorių, kuris ryžtasi vykti į kitą miestą, statyti Čechovo Dėdės Vanios. Ir tam, kad jis galėtų būti kūrybiškas, jam yra įvedamas reikalavimas, kad į tą miestą jį turėtų vežti vairuotoją. Ir jisai pasisamdo 20-metę vairuotoją, su kuria važinėdamas į repeticijas, jisai užmezga labai intimų ryšį ir ta kelionė į kitą miestą į repeticijas tampa kažkuria prasme kelionė į save, į savo vidinį pasaulį. Šis filmas buvo sukurtas pagal Harukio Murakami romaną ir turbūt yra žinomas visame pasaulyje dėl savo žaidimo su skirtingais tekstais ir kontekstais. Reikia pasiruošti, kad Ryusuke Hamaguchi yra tas režisierius, kuris neskuba pasakoti istorijų, jo filmai pasižymi ilga trukme. Man atrodo, kad ta trukmė visą laiką jam yra reikalinga tam, kad žiūrovas iki galo įsitrauktų ir atitrūktų nuo savo kasdienių buitiškų minčių ir įsivažiuotų kaip Drive My Car. Atrodo, pavadinimas tarsi diktuoja net ir pačią žiūrovo patirtį. Pažadu, kad tai yra kelionė, kuri nepaisant to, kad ekrane vyksta apie tam tikrą personažą ir apie tam tikrą kažkokią istoriją, bet aš manau, kad kiekvienam žiūrovui tai tampa ir tam tikra tokia introspekcinė kelionė ir apie pačius save. Tai nepaprastai įdomus ir labai intertekstualus filmas, kuris supina labai skirtingų laikotarpių, labai skirtingų kultūrinių ir istorinių kontekstų tekstus į vieną ir tuo pačiu atsiranda, turbūt šiandieną labiau atliepintis ir su šiandiena dar labiau įdomiau kalbantis naujas tekstas.